Labas rytas, mėly bičiuliai, kolegos, meškerės broliai. Lapkritis, antra pusė. Vėl aš atvažiavau prie upės. Šiandien savaitgalis. Tikėjausi, kad čia bus užimta vieta, bet kol kas nieko nėra. Čia aš upėje pasižiūrėsiu, ar būsiu vienas. Vakar buvo uraganinis vėjas ir lietus, o mašina visą purvina. Ir baisu buvo. Aš buvau prie upės vietoje mieste, bet ten šakos lūžo. Bet čia panašiai buvo. Jo šiandien ryte vėjelis pučia, bet žiūrėjau prognozę 10 valandas visai prims. Tai aš kabinuosi, susitvarkiau savo valtį, leidžiuosi į vandenį ir kvaklė, vištų kepenis, kotas šaminis, toks lengvas ir plauksiu aš čia 3 valandas pasikvaksėsiu. Tikslas mano šamokai, nedideli, čia aš paskutinis, turbūt 3 ar 4 žvejybas buvau, tai mažiau kaip 15 kibimų neturėjau, pagaudavau iki, daugiausia, gal 15 ištraukti tų šamokų. Nedideli ten, didžiausias gal 6 kg, tik tai, bet turi būti kažkas ir gražesnė. Toks labai neįpareigojanti, lengva žvejyba, kvaksi, kimba, kas 50 minučių nedideli. Relaks žvejyba. Aš galiu čia pradėti žiūrėti, čia dabar duobė yra, o ten prie nuvirtusių medžių. Prieš tai 2 žvejybas. Vienas po kito muša mažiukai, bet aš nuplaukiau ten už 1,5 kilometro maždaug. Ir ten jau pasitaikė ir stambesni tokie, šiek tiek smagiau su jais vilioti. Tai aš dabar atplauksiu 300-400 metrų ir žiūrėsiu, jeigu mane vėjas neš. Nes lietus atrodo ir buvo, vėjas labai stiprus, bet upė vanduo skaidrus, nepakilęs. Čia daug nuvirtusių medžių. Aš turiu pasidaręs atkabeklį tokį savo darbį, kas mane gelbėjo. Praeitų žvejybai gal 5 atsikabinimai buvo. Tai grįžau atgal 3 kartus patys atsikabino, porą kartų numušinėjau, bet viską numušiau. Kablys pas mane sumažintas, čia turbūt 7 numeris. Ir ką? Taisausi savo kotą. Jau senukas mano, reikėtų ko gero keisti. Ryte irgi jau damušta, bet dar kokias aš čia sugaudau. Kvaklė yra pas mane. Ką? Kylu į viršų, kai pradėsiu. Oras matau bus puikus, nebus karšta. Ir kažkaip tai pastebėjau čia per porą savaičių. Aš tai nė vieno žvejo nesutikau. Vienas buvo su motociklu privažiavęs šamistas, bet jisai spiningautojas nuo kranto. Atvažiavau tik pasižiūrėti. Pakalbėjom. Kylu į viršų, ten tokią platumą radau negilę, kur buvo daug šamokų. Tai aš negaišiu laiko. Šitose žinomose zonose man taip gerai panagrinėti nežinomas zonas, kur kas įdomiau. Gerai, dar kol kas susijungiu. Praplaukiau nuvirtusius medžius. Žiūriu, aš pasimsiu peilį ir mažinsiu, pjaustysiu šiek tiek tuos masalus. Jeigu kaip stambesnis, tada ką nors didesnio dėsiu. Pataupysiu šiek tiek tas kepenėlės, nes dėl šitų mažių neapsimoka. Man didelį gabalą dėti. Kepenėlės aš sušaldau, jos daugkartinio naudojimo ir nemanau,
kad jos man kažko tai, netgi pasakojau prieš tai vieną filmę, kad aš per karščius pamiršau kepenėlės mašinai. Sekančią dieną tokia smarvė buvo, aš turėjau 2 dienas mašiną vedinti, bet uždėjau, sušaldžiau kepenėlės, atšildžiau, nelabai ten smirdėjo, dėjau ir ant jų kibo. Gilis čia, kad 4,5-5 metrai, čia sekliau šitoj vietoj. Aš praplaukiu kelmus. Kol kas kelių metrų nuo dugno. Ir mane iš lėto dar vis tiek prie srovę. Prie srovę mane vėjas ten šiek tiek stūmė. Srovės beveik nėra. Aš taip nusekusio vandens upėse, čia konkrečiai Ispanijoje, Prancūzijoje dar nematęs per 20 metų. Pirmą kartą aš tokį matau nusėdimą. Na ir stumsias. Nedaplaukiu, nors pati geriausia man praeitai žvejybai buvo ten dar maždaug už kilometrą, bet aš ir anapusę leidžiantis. Bet tik ten aš dar pakilsiu, praeisiu šitą ruožą. Čia ir medžio dugnas. Reikia kilstelt aukščiau. Pavojinga. Didesnio gabalą paliksiu valtyje. Pažiūrėsim, kiek reikės man iki kibimo. 1 valandą praėjo ir tuščia, nei vieno prisilietimo. Kažkas keisto. Vėjas viršuva pučia. Gal tas labai stiprus vėjas uraganinis buvo, tai buvo jų aktyvumas prisiėdė. Dabar guli ramus, bet nei vieno prisilietimo, nei vieno nieko netaušaus, o vietos puikios. Nu, žiūrėsiu toliau, pakilsiu ir leisiuos atgal. 2 valandos 0. Perplaukiu į kitą krantą, ten labai lapų daug prinešta. Ir pasroviai, dabar ta pasroviai mane iš lėto neša. Saulė kyla, kaitri darosi. Spiginti saulę nesinori. Tai vat, netoli kranto pradėsiu leisti žemyn. Srovė mane taip neša, ideali žvejyba, vėjas nurimo, bet 0. 1,5 valandos tuščia. Radau vietelę, čia vaikų 4 kibimo, prisiryja pilni mažiukai. Nu, iš atgal pažiūrėsiu, gal kas didesnė. Vienas, šitame tam vietai maždaug tie mažiukai. Iš 4 kibimų 1 buvau kirstelėjęs, o 2 tai numušė kepenėlės. Dabar idealu, kad per karštą. Saulė buvo vasara vėl. Vakar toks vėjas buvo, dabar 18 laipsnių temperatūra. Saulė spigina, aš apsirengęs, mane per karštą. Nu, šitoj zonai turėtų kibti. Tai šitas mažis buvo vienas aplinkui laktį ir tas kepenis nurinkinėjo. Tas pats upės ruožas, tik tai krantas pasikeitė ir aš dabar jau 6 prisilietimai, bet jau tokie
Mažiai matosi. 3 kartus nuplėšė tos kepenis, kabliukas nedidelis. Užkabintas gabaliukas. Vieną mažyčiuką ištraukiu ir dar vieną pusę vandens buvau pakėlęs, šiek tiek didesnį. Bet kažkas po didelio vėjo, po audros, sekančią dieną ir štilius, ir prie dugno štilius. Kaip tai nenori. Reiškia, tas 2 paras buvo aktyvus. Spuksot ilgai šiandien neužtruksiu. Sulaukiu ir savo momentą. Va. Antras geras kibimas. Tas, kuris mane tampo. Velnis. Jis nuo dugno nekyla. Nu, bet nebus labai didelis, bet matau, kad link 15 turėtų jis patraukti. Kas manęs neužtemptų po medžiais. Sunku man spardytis. Toks spartuolis. Nors pasižiūrėti į pavalas. Jis po medžiais. Kad jis nepaeitų po medžiais. Jis mane kitą krantą pertempė. Pasirodyk tu man. Jis nėra labai toli nuo valties. Sprendžiant pagal lakstymą jo. Aš vis tiek pakėliau. O, su jį matau. Nu, 20, gal 25. Dar teks su juo pažaisti. Nu, bet pirštinės jau galiu ruoštis. Pas manina, kai tik tai yra kišenėje. Jau seniai tarp šitų mažiukų nebuvo pasikėlęs normalaus šamo. Antras, ne, 20-tinis. Vanduo skaidrus, kad ties juo, jeigu aš jį paimsiu, ties juo šiandien na, aš jau laikau. Nu, gerų 20, šiek tiek daugiau. Na ir ką, šiandien baigiu. Porą mažiukų vis dėlto išlaukiau. Tuo pasižiūriu į valandas. Aš 7:30 išplaukiau. Dabar jis rodo 10:46. 3 valandos 15 minučių. Ką? Ačiū, kad žiūrėjote. Šamas įveiktas. Seniai šitoje upėje nebuvau gražaus šamo pagavęs. Dabar vien tik mažiukus gaudžiau, bet va, įsitraukiau. Gerai. Ačiū, kad žiūrėjote. Kolegas, iki sekančio. Taip, rudeninė žvejyba vyksta.